Susiruošėm, daiktus susidėjom, dabar bandom įrangą susikonektinti, susikalbėjimo. Ir jo, oras neaišku, žiūrėsim, turi lietaus būti, bet dabar kol kas gražus, taip pats tas važiuot, kai vėsiau. Vanianai dirba, trauklapėliai ir bus matyt. Svarbu nuotaika gera. Šiandienos tiklas yra Zarasai. Bandysim gal link Ignalinos ar Visagino važiuoti, žiūrėsim. Turim padaryti apie 170 kilų maždaug kasdieną, toks normatyvas dienos. Pažiūrėsim, kiek gausis, pažiūrėsim, kiek per orą mums leis visko padaryti. Rytoj startuojam ir sėkmės. Važiavom pirmą posūkį ir nukrito grandinė. Tai jo. Grįžom atgal, pas meistrelį, padės pasiremontuoti grandinę, neaišku dėl ko girgžda ir nukrito, biškai gal per daug stempus, žodžiu aiškinas dabar, dėl ko nukrito grandinė ir dėl ko stumiant mocą atpulom pradeda traškėti viskas. Gal šliciukai, gal ne šliciukai, žodžiu, pasikvietėm dar pagalbos. Vis tiek reikia važiuoti, tai kažką žiūrėsim, svarbu nieks nesulūžo. Lyg viskas tvarkoj, grandinė uždėta atgal, bet galimai teks užsidėti kas kartą važiuojant biškį. Galimai. Kraniukas gal viskas? Nedrož. Pas mane va taip pačiai žiūri dabar kaip pas tave. Nes aš į viršų, nežinau, žinai, kur tai gerai važiuojam. Užgesom, karočią. Užgesom, susitvarkėm, toliau važiuojam. Tau gerai, Savickai, viskas? Vienkia? Tuoj bus lietaus, bandom šokti kostiumus, kad neperšaltume. Čia slidinėjimo apranga? Ne tai, kad slidinėjimo, bet neperšlampama ir neperpučiama. Pasako, neperpučiama, neperšlampama, čia pažiūrėk. O kur bajauko apranga? Gal bandom važiuoti jau?
Ne, šiandien bus gerai čia. Nu tai kas, va, čia atsisėsim ir viską. Sustojom pailsėt. Iš tikrųjų tai ne pailsėt sustojom, o sustojom nuo lietaus, labai žaibuoja. Ir lyja, bet apstoja, bet ir vėl lyja. Ir neaišku, nežinom ką daryti, nes debesis labai juodi. Einam į maisto prekių parduotuvę. Gal einam į Aibę geriau? A, iš šito nors. Einam į šitą. Ai ne, bet čia bus komunalinės. Tai įdomiau, ne? Ne, čia bus, ne, bet man vieną gal susiremontuotum iš to nueit. Ai ne. Bandysim biškį luktelt, kol nueis lietus. Ir tada važiuoju toliau. Utena, Ignalina. Važiuok, kiek akcijų daug. Labai skanu. Nežinau, ar man. Turistų pusryčiai. Turistų pusryčiai. Euro šiam 9. Toks vaizdas, kad valgyčiau kačių ėdalą. Šprac. Šprotai buvo Šprotai labai geri. Da. Taip paėmus. 80. Nenudėlė niekur. Ai, jėda, negaliu. Kaip purtu. Stovim į Uteną, užsipilam kuro, užsipilam ir varysim toliau. Dar nusipirkau rūbų šiek tiek neperšlampamų, lietpaltį tai turėjau. Reikėjo šiek tiek nusipirkti gal kelnes. Neperšlampamas, nes pirmai tiesiog su celofanu užsidengiau bevažiuodamas. Dar debesų yra, bet bandysim jau gal ir be lietpalčio važiuoti. Žiūrėsim. Judėsim link Ignalinos. Šiandien planas yra Didžiasalį pasiekti. Ir jo, gal sustosim dar pakeliu, žiūrėsim pagal valandas, kaip gaunas ir pagal orą iš tikrųjų. Paprastai, Hebra nusipirko iš Aico, man atrodo, maišus šitų PM litrų. Pasiėmėm dar tentą iš senoko, kad užsidengtume trauklapius nakčiai. Palapkę viską diržai susirišam. Pas mane kiek kitaip, čia lietpaltį užsimačiau per šniūrą. Klojas šitais maišo neturėjau. Čia miegmaišis, dar kilimėlį užsimečiau. Bet vis tiek, svarbu apsaugo nuo lietaus ir viskas laikos. Čia dar yra bagažinė, irgi maišas ir patogiai galima keliauti. Stovim dabar Ignalinai. Privažiavam tiksliau Ignaliną. Savicko šakė dar laiko. Vanjanai dar važiuoja. Kuro pilni bakai, tai nuvažiavam nuo Utenos PM1 kilometrą kažkur. Tai šiandien pasieksim Didžiasalį. Ir pasižiūrėsim, grįšim maisto susipirkt gal. Ir jau reiks kažkur tais nakvynės vietą žiūrėti, kur nakvot. Tai bandom nedelst. Geras oras baisiai. Nėra šiaip karšta labai. Važiuojant, tai šiaip tikrai nėra karšta. Bet bent jau saulė šviečia, o ne lietus. Tai lekiam toliau.
puikiai kuriasi. Ir mozaikė. Va. Pizda. Ir mozaikė. Tai va, sustumėm trauko pėdą. Nedirba jis ant. Nedirba jis man ant. Va, čia turėtų būti ventilis, jo nėra. Ką darytume? Reikia ratą. Tai atsitiko reikalų, Savickui tiesiog nusuko ventilį, išsileido ratas. Tai Ignaliną grįžau, bandom susiveikti kamerą, nieks nedirba, ačiū Dievui, vienas meistras dar buvo pas save garaže, čia paieškojo kameros. Nerado, kaip ir rado, bet skambinau dar, ačiū Dievui, Utenoj, atsiliepė ragelį parduotuvės irgi motorbike ir sakė pagelbės, nes turi kamerą. Žodžiu, laukiam pagalbos su kamera, atvažiuos Hebra, atveš kamerą nuo Utenos į Ignaliną, visi čia laukiam, o dabar laukiu, kol Aivaras atveš ratą, padangą ir lauksim iš Utenos atvykstančios kameros. Jau yra po 6, linkė 7 keliauja. Nežinau, kaip čia bus, nežinom net kur nakvosim, dar turėjo viskas aišku kitaip būt, bet matau, kad čia pradėsim smagiai kelionę. Turėtų viskas gal ir išsispręsti kažkaip. Savickas liko prie kelio, palikau jam tentą, nes ateina lietaus. Belaukiant, sulaukiau pakeleivių parėmimo. Siūlė normalaus alaus, bet sakau, paskui kas vairuoti negalėsiu, tai nealkoholinio davė, bet vis tiek biškį yra. Nežinau, kuom čia baigti. Aš dar šiandien sakau, ne per mažai oro. Ir va, turim pasiekti. Neaišku, kodėl. Kol atvažiuos pagalba, padarė mum kavos. Laukiam kameros. Meistras tikiuosi irgi čia sulauks. Ir montuosim ir važiuosim kažkur. Tikiuosi ir lietaus, kad nebus gal. Kortos susiklostė palankiai, jeigu būtų buvo kitaip, čia negerieji žmonės, jeigu ne Ignalinoj meistras, kuris laukia, jeigu ne Utenoj motorbike parduotuvės savininkas, paskui reiks užsukti po šitų visur Ignaliną ir ten į Uteną. Tai jeigu ne šitie du žmonės, jeigu ne panas, tai kukuotume čia konkrečiai. Dabar ratas bus vietoj, pripūstas ir galėsim tęsti. Kol dar saulė nenusileido, gražus vaizdai, be lietaus. Reikia nusipirkti maistą ir važiuoti žiūrėti, kur nakvosim. Vieną vietą aš nužiūrėjau jau stovyklavietę, apie 20 km gaunasi, tai į Pardę ir į stovyklavietę bandysim varyti.
Viskas. Šiandienos pabaiga. Stovyklavietė su garažu. Prie kūdros. Dėsimės palapkės. Bandysim kurt laužą, ieškot sausų malkų. Gavom kamerą, atvežė kamerą, susitvarkėm. Šakė irgi ten viskas gerai, nebenukrito grandinė. Kaip ryte turėjom bėdų, tik išvažiavę, grandinė nukrito, nes šakė kliba, nebuvom pažiūrėję. Žodžiu, eisim darytis valgyt. Apsitarsim, kaip čia kas rytoj. Tai šiandien tiek ir susimatom rytoj.